Labą dieną, su jumis Edgaras ir Alanas. Alanai, pravažiuosim miestų, pasižiūrėsim, kas naujo, gal atrasim naujų vietų kokių, naujų klaidesnių vietų, galėsim parodyti ir kitiem žiūrovam. Alanai, jeigu esi pasiruošęs važiavimui, galėsim pradėti ir išvažiuosim į dešinę. Pabandysim tokį lengvą egzaminą imituoti, pasižiūrėti, kaip pačiam seksis, kaip viskas. Tai kai nėra dešiniai pusėj mašinų, tai iškart gali vairą suktis, nereikia tiesiai išsivažinėjant. Vis laikas tenkis įsivertinti, ar yra už ko užkliūt, sukant tą vairą iš karto, ar nėra. Jeigu nėra, tai iš karto ir pasisukė. Dabar nesankryžoje čia į kairę suksime. Jeigu kažkas atvažiuotų iš apačios, mes turėtumėm prasileisti. Taip, jeigu nieko nėra, plačiau iškart į pirmą juostą, kad nereikėtų daryti persireikėjimą. Kadangi įvažiavai į antrą juostą, tai tada už perės jau reikės į dešinę persireikoti. Pirma juosta yra dešinė. Tai dar kartelį pakartoju, kad jeigu kaip ir šiuo atveju nieko nebuvo iš apačios, turėjai įsivažinėti plačiau ir tiesiai į pirmą juostą. Ištark bent žodelį galvos, kad aš čia vienas važiuoju. Supratau. Čia egzamino metu sustabdys, užduos 3 klausimus iš teorinės dalies, po jų egzaminas prasideda ir išvažiuojate į miestą. Tai dabar apsivažinėsi kliūtį su posūkio signalu. Visada apvažiuojant posūkis ir atsargiai prieš perėją, kai stovi mašinytė, kad nieko nebūtų. Į kairę suksime, kad per perėją neketintų eit koks žmogeliukas. Minkite sankabą iki pat galo, nes pusės sankabos nėra tokio kaip termino pusės sankabos. Jeigu minam sankabą iki galo, minam iki galo, kaip bėgius norim junginėti. Aikštelėje leidžiamas greitis yra koks? 20. Teisingai. Tai dabar važiuosime tiesiai, nusileisime nuokalnę, suksime į kairę. Ir tada sekančiai sankryžai suksime į dešinę. Čia šitoje vietoje svarbu neįsibėgėti, kad spėtumėt sustoti, jeigu kažkas atvažiuos iš kairės dešinės. Ir čia vėlgi plačiai, pirmą juostą. Teisingai, sankryžoje suksime į dešinę. Alanai, spausk sankabytę iki galo. Nenuspaudė sankabytės. Palieki kažkiek nedaspaudės, trūksta ten to kelių centimetrų. Negražiai bėgiai junginėjęs. Čia koks leidžiamas greitis? 50. Teisingai. Ir pravažiuosime Luizės parduotuvę, va ta, kur dešiniai pusėje ten yra sankryža, sankryžoje suksime į dešinę. Teisingai, posūkį įsižiebei. Ir nebeskubėk. Tiesiai važiuosim. Ir labai dažnai egzamino metu mėgstama vieta, tai šičia, kur turime įvažiavimą į dešinę, padarysime T formos sankryžos figūrą. Tai prieš pradedant važiuoti, Alanas apsidairė, viskas tvarkoja čia padaryta, bet nepamirškit kairės pusės veidrodį prisižiūrėti ir visos figūros darymo metu. Karts nuo karto ten turėtų galvytė pasisukti, pasižiūrėti, jeigu kažkas iš galo atvažiuoja sustot, jeigu kažkas pro šalį važiuoja sustot ir prasileisti. Tai kitaip sakant, visada, kada judat atbulinė eiga, jeigu kažkas juda iš galo, iš šono, jūs turite sustoti ir praleisti. Į dešinę važiuojam.
Ir jeigu posūkis figūros darimo metu išsijungia, nepatingėkit pakartotą posūkio signalą, kad kiti matytų, kur suksis jūsų automobilis. Už perėjos suksime į kairę. Matot kelio ženklą, duoti kelią, taip. Matot? Taip. Ir kur bus patogu apsisukti ribotam plote, padarysim apsisukimą ribotame plote. Tai pakankamai siaura gatvė. Jau junkitės posūkis, jau darykitės, visą laiką rekomenduočiau pasirinkti daryti palei tą žemesnį bortelį, ne pagal aukštesnį, bet pagal žemesnį. Tai turėjote sočiai gale vietos, kur galėtų sustoti, kad priekinių bamperių nepaliestum bortų, tai jau dabar darykite. Posūkius junginėkit ir darykite. Tai turėjote žemesnį bortelį, prie kurio galėjote drąsiai darytis tam, kad galėtumėt daugiau įsivažiuoti priekį ir bamperių neužkabintumėt bortų. Siaura gatvė, stenkis stabdžius paleidęs vairą sukinėt. Ir man kažkiek greičio trūksta su jūsų vairo sukimu. Stenkis kuo greičiau sukinėti vairą, nes kiek lėtai sukit, tiek čia kartų ir darysi pasitaisimą. Turėtų būti persuktas vairas nedėlisant ir žiūrima į kurį veidrodį. Šiuo atveju. Vairuotojo pusės. Tai į vairuotojo pusės ir žiūrėk, nes žiūri į kelią jau. Ir išvažiuosi jau. Teisingai. Tai jeigu turite siaurą gatvę, nesistengkite iš vieno ar dviejų kartų apsisukti, darykite atgalinės pavaros įjungimą tiek, kiek reikia kartų, kad saugiai galėtumėte apsisukti ir nepaliestumėt nei vieno borto. Tiesiai važiuosim. Vėlgi paskutiniu metu čia šitoj gatvėje bent keli egzaminuotojai mėgsta daryti apsisukimus toj siauroj gatvytėje ir žiūrėti, kaip tarkim mokinys, žmogus, kuris yra egzaminuojamas, geba įvertinti situaciją. Ar jisai bandys apsisukti iš vieno karto ar iš dviejų, tai kad nebūtų bandymo apsisukti iš vieno kartelį, įsivertinkit visą laiką plotį. Kadangi turime kliūtį ir nėra kitos galimybės kaip apvažiuoti, tik tai per ištisinę, tai įvažiuojam šiek tiek kabindami ištisinės. Pagrindinę kelio kryptimi važiuosime. Gal gali, Alonai, pasakyti, koks leidžiamas greitis čia? 20. Teisingai. Nes važiuojam kokią zoną? Gyvenamoji. Teisingai. Dabar, jeigu kas nors namuose kėdų pasigėdo, tai va ten priekyje viršui kabo. Kas pametėt kėdus? Į kairę suksime. Juokauju, aišku. Čia turėjau vieną mokinį iš šito rajonų, tai sakė, čia kažką reiškia tie kėdai. Nepamenu, ką pasakoja, čia kažkokia istorija, bet sakė, kiek jis gyvena, tai tie kėdai vieną kart vienoj pusėje ant laidų kabo, kitą kart kitoj pusėje ant laidų kabo. Jeigu kas nors iš žiūrovų žino, ką tie sportbačiai ant laidų reiškia, parašykite komentarą. Būtų įdomu sužinoti. Ne, Alonai. Absoliučiai. Neįdomu ir įdomu. Įdomu. Nes Palangoje irgi pilna. Ar rimtai? Ja. Kažkaip nepastebėjau.
kiek tenka atvažiuoti pasivaikščioti, nepastebėjau. Aš tokių sportbučių ant laidų, bet jeigu jo kažkas žinot, parašykit, ką reiškia tas sportbučiai ant laidų. Dar kaip variantas gal pakrauna jas, kad greičiau bėgtų. Sankryža su pagrindiniu keliu suksime į kairę. Tai čia labai iš kairės gražiai, tvarkingai matos, bet iš dešinės truputį sunkiau. Tai į kairę pasisuki iš toli, matai, kad nieko nėra, tai didesnį tada dėmesį jau duok į dešinę pusę. Ten, kur mažiau matosi, ten didesnis tas tavo dėmesys sutelpa, sakykime, tada jau dalink proporcingai 40-60 arba 30-70 žvilgsnių nukreipimų. Sankryžoje suksime į dešinę. Lietus šlapia. Tai apie ką turėtum pagalvot, kai važiuoji keliu ir yra šlapia kelio danga? Apie atstumą tarp kitų automobilių? Taip, apie saugą atstumą iki kitų automobilių, apie tai, kad kitas automobilis važiuodamas per pelkę gali aptaškyti stiklus, būt pasiruošus valytuvus pasigreitinti, jeigu reikia. Ir kad stabdymo kelias yra ilgesnis. Tai jeigu, sakykime, važiuojant sausa gera kelio danga, jūsų atstumas turėtų būti 2 sekundės arba pusės spidometro rodmenų iki priekį esančio automobilio, tai blogesniem oro sąlygom važiuojant, tada dėkite dar tą 1 sekundę ir dar plus kokį 10-15 metrų, tikrai blogiau nebus. Tai spėsit ir sustoti, jeigu reikės. Kitas dalykas, ką dar reikėtų ypatingai įvertinti, važiuojant su ne savo transporto priemonė, su kita transporto priemonė. Pagalvot, ko galėtum nežinot sėsdamas į kitą automobilį? Stabdymo kelio gal? Taip, kaip pats automobilis reaguoja į stabdžio pedalą, taip. Ką dar? Žalia šviesa. Tai kad gal gali būti kažkas, ko aš nesu pripratęs ir galėčiau nesureaguoti, kai reikėtų. Pagrindiniai tokie aspektai, tai turbūt yra padangų būklė, padangų gamintojas, kaip jisai reaguoja į šlapią dangą. Ir antras dalykas, vienas iš pagrindinių, kaip stabdis reaguoja į jūsų paspaudimą stabdžio pedalo. Tai visada, kol pratinatės su nauju automobiliu važiuoti, neįsibėkėkit, labai pabandykit keletą kartų stabtelti, pristabdyti, pasižiūrėti, kaip stabdė, tada tik tais važiuoti normaliu greičiu. Dabar sankryžoje į kairę važiuosime. Čia tokie klausimai, tik pasamprotavimai. Jų regitrui niekas tikrai neužduos. Mes kur suksim? Teisingai, nepamirškit posūkį parodyti. Tai vėlgi iš 2 eismo juostų pagal kelio ženklą galima sukti į kairę, mes sukam iš dešinesnės, nes gal žinai atsakymą? Nelabai. Nu, vat kodėl pasirinkai dešinesnę juostą? Žinau tiesiog, kad reikia. O kodėl reikia? Pradedantiesiems vairuotojams. Nebūtinai pradedantiesiems, visiems reikėtų taip važiuoti. Nes kai visas eismo juostos laisvos, pagal kelių eismo taisyklės vairuotojas privalo važiuoti kiek įmanoma arčiau dešiniojo krašto. Ir mes pasirinkam tą dešinesnę juostą todėl, kad išvažiavę iš sankryžos iš karto paliksim dešiniausią eismo juostą.
nereikės rikiuotis. Pavyzdžiui, jeigu iš kairėsnės juostos suktumės, iš tos, kur Toyota stovi kairėje priekyje, tai tu įvažiuotum į kairėsnę juostą ir vėlgi laikydamasis kelių eismo taisyklių ir ta taisyklė, kad kai visas eismo juostos laisvos privalom važiuoti dešiniausią juostą, turėtum jungti posūkį į dešinę, žiūrėtis veidrodį, žiūrėtis per petį, žiūrėti tikrinti akląją zoną ir įsitikinęs, kad tai daryti saugu persirikiuoti, kad važiuotum dešiniausią juostą. O kai pasirenki šitą juostą, tai labai gražiai įsiveda linijos, kurios ją priekyje ant kelio nupieštos ir vat, įveda jos tave tiesiai gražiai į pirmą eismo juostą. Gal nereikėtų važiuoti per pusantros juostos, turėtų pakakti tarp linijų pravažiuoti. Bet kai dešinesnėje juostai esat, jūs galite šiek tiek plačiau važiuoti, bet jeigu būtumėt kairesnėje, tai nesistengkite išlysti iš linijos ribų, nes automatiškai jūs įvažiuojate į gretimą eismo juostą. Ar taip? Taip. Gal atsimeni, koks leidžiamas greitis būtų, jeigu paprašyčiau sankryžoje sukti į dešinę? 20. O kodėl? Nes prasideda gyvenamoji zona. Taip, teisingai. Tai čia toksai truputėlį sudėtingesnis ženklo matomumas, kaip pasakė, į dešinę. Nors šitoje vietoje dar pakankamai tvarkingai matosi tas ženklas, bet dažnai, nežinau, ar iš jaudulio, ar iš susijaudinimo, kad posūkį taisyklingai važiuotų, pamiršta pasižiūrėti dešinėje pusėje esantį kelio ženklą ir nepamato gyvenamosios zonos ženklas. Tai Klaipėdos universitetas yra po kairė, po dešinę čia pasisukus yra dabar vadinamas, man atrodo, Minimilks parkas, anksčiau vadinamas Karkar parkas, tai čia yra palei jį gyvenamąją zoną. Tai kas ne vietiniai, atsiminkit šitą vietą, kad pasukus į dešinę leidžiamas greitis 20, nes įvažiuoti į gyvenamą zoną. Po viaduku važiuosime tiesiai. Teisingai, jeigu jums iš toli pasakė, kad jūs važiuosit tiesiai ir niekur nesuksit, tada persirikiam šiek tiek iš tolėliau. Jeigu nieko nesako, tai persirikiamą darykit tik šitoj vietai, kur dabar esam. Nes priešingų atveju, jeigu iš toli persirikiosit, jūsų paprašys čia vat į dešinę pasukti, nebeturėsit galimybės persirikioti dėl eismo intensyvumo. Artimiausioje sankryžoje suksime į kairę. Gal šiek tiek per anksti pasakiau, bet noriu patikrinti, kur važiuosim. Kurioje vietoje žadi daryti tą posūkį į kairę? Čionais, tiesiu iš šviesoforo. Čia yra du, matau, įvažiavimai į kairę. Į kurį galvoju važiuoti? Į tą tolimesnį. Artimesnį ir tolimesnį? Tolimesnį. Teisingai, nes jeigu atidesni žiūrovai žiūri, tai kairėje pusėje matot draudžiamą į ženklą, kur draudžiama čia suktis į kairę, vadinama plyta. O čia toj vietoje jūs galite suktis į kairę. Tai nepasimaukit, nepasiduokit. Drąsiau, koks didžiulis tarpas. Ir čia pasukus į kairę, dešinėje pusėje turite kelio ženklą, vienpusis eismas. Tai turėkite omenyje, kad vienpusėme eisme į kairę sukti galima tik iš kairiausios kelio pusės, taip? Tai mes ir padarysime posūkį į kairę. Kelio ženklą, reiškia pagrindinis tiesiai, į kairę sukant tik iš priekio turėtumėm praleisti, jeigu kažkas yra. Nieko nėra ir gražiai prasivažiuojam. Dėl viso ko teisingai užsimetė Alonas galvą, žvilgsnį tiksliau į kairę į dešinę, pasukdamas galvą pasitikslino, ar nieks šalutinių neatlėkė.
sankryžoje suksime į dešinę. Teisingai, labai gražiai pravažiavom. Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje važiuosime į dešinę. Teisingai, padarėm pilną sustojimą ties raudonu šviesoforo signalu ir paskui pradėjome judėti tik po pilno sustojimo, nes buvo papildoma lentelė. Įsitikinom, kad nieko nėra, kad niekam nesutrukdysim, nieko neužkišim, niekam kojų nepervažiuosim, kas eina per perėją ir prasivažiuosim. Čia dešinėje pusėje yra geltona linija. Jeigu jums lieptų parkuotis lygiagrečiai, atkreipiu dėmesį, kad čia yra ženklas, kad neįgalėsim, tik tai galim. Tai 14 metrų, ten man atrodo ženklas, kad 14 metrų ne tik tais 14 metrų duota neįgaliųjų parkavimui, tai turėkite omeny, kad jeigu paprašė gatvėje prisiparkuoti lygiagrečiai, nepasiduokit tam, kad tuščia vieta ir čia parkuosis, nes jeigu prisiparkuosit prie geltonos ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos, gausit kritinę klaidą, nes ten skirta neįgaliesiem. Pastebėjau, žinai ką, šiandien dairaisi prieš sankryžas. Jo, labai apgalvojau tą. Jo, nedarai visur ir visada pilno sustojimo, nereikia, o jau pradėjai dairytis, tai labai pagirti noriu, kad iš anksčiau apsidairinėti pradėjai. Sankryžoje važiuosime tiesiai. Kaip blogas matomumas, daugiau dėmesio ten, kur blogai matos. Dalink proporcingai šiam kem arba 3-7 procentaliai ir žiūrėkis, kad geriau stebėkis ten, kur sunkiau matos. Pabandykim gal pasileisti navigaciją ir pagal navigaciją važiuoti. Jeigu kyla klausimų, klausk visada. Garsai jungti, tvarkoj. Pabandyk įgarsinti, ką matai navigacijoje. Už 270 metrų pasukti į kairę. Taip, tai žinom palei navigaciją, kad už 250 metrų suksim į kairę. Matom vėlgi, kur suksim į kairę. Tai visą laiką pasižiūrėkite likusį atstumą, kur sukti, kaip sukti, kad ne prieš tai gatvę kažkurią įvažiuotumėt, kad ne po to į kažkurią gatvę, kad nepravažiuotumėt, o užsimėtikit akytę į tą navigaciją ir nusistatykit, kur jums reikės važiuoti. Su įjungtu avariniu, tai apsivažinėkit. Atsargiai. Į kairę suksime, kaip ir navigacija sakė. Grįžkit čia dešinę savo pusę ir tada į kairę. Gerai, išnaudojot pėstį kaip priedangą, kad automobiliai neatvažiuos per pėstį į jus. Tai labai geras sprendimas.
čia drąsiau šitie vieninteliai akmenukai, tie smulkus tokie, kur galima važiuoti greičiau negu 30 km per valandą. Visur kitur, kur akmenimis grįstas kelias, tie dideli akmenys visur ženklai sustatyti, kad maksimalus leistinas greitis 30. Tai kas ne vietiniai, vėlgi turėkite omenyje, kad maksimalus leistinas greitis 30 akmenimis grįstomis gatvėmis. Dažniausiai navigacijos įrenginį jungia jau grįžimai į regitrą, tai yra namučio jų vadinamų. Tai jeigu žinot kaip grįžti, tai galit daugiau mažiau planus pasidėlioti patys, kur važiuojat. Gražiai sujudėjom, be skubėjimo, be bereikalingų sankabos mėtymų. Ženklelį matot? Taip. Ir iki kiek jisai galioja? Iki sankryžos Eivinėlos pratęsimo. Taip. Vieni egzaminuotojai sankryžą vadina va šitą vieduką, kiti šviesoforo reguliuojamą. Visą laiką rekomenduoju važiuokit iki šviesoforo reguliuojamo. Pagal kelių eismo taisyklės viadukas yra 2 lygių sankryža, tai turėtų ties šito vietą pasinaikinti tas 40 ženklas. Ir po viaduku jau pravažiavus galėtumėte važiuoti 50. Bet dėl visa ko, kad save apsisaugot, važiuokit iki šviesoforų reguliuojamos sankryžos ir už jos važiuokite 50, jeigu už sankryžos nebus kažkokio kitokio ženklo. Visi draudžiamieji ženklai galioja iki artimiausios sankryžos. Tik tai kelio ženklas zona, kai ten būtų zona 20, zona 40. Kokią dar sustoti draudžiamą zoną, bet kokios zonos, gyvenamoji zona, galioja iki kelio ženklo pabaigos, iki kelio ženklo gyvenamosios zonos pabaiga, arba kitos zonos pabaiga, arba iki kelio ženklo kitos zonos pradžia. Lygiai taip pat iki gyvenvietės pabaigos arba pradžios sankryžoje suksim į kairę, ne kaip sakė, iš kelių juostų galim. Aš čia biškelį pakreipsiu tave, iš kelių juostų galim. Iš dviejų, tik iš dviejų galima, stenkimės naudoti tą taisyklę, kad važiuojam iš dešinesnės. Lygiai taip pat zonos ženklus panaikina gyvenvietės pradžia ir pabaiga. Drąsiau. Kairė ilgas posūkis, galima šiek tiek greičiau negu ant to 20 važinėti. Ne viskas, ir būsim grįžę į regitrą, pakankamai šauniai prasivažiavę. Su nedideliu kiekiu klaidelių, tai labai džiugu, kad sėkmingai sekasi eiti į priekį. Sukite dešinę ir tada sukite dešinę. Ne vieną kartą video jau esu sakęs, tai pasikartosiu. Neapsidžiaukite ties šitą vietą, kad jau viskas, kad jau egzaminas išlaikytas. Neturėkit 100% galvoja, kad čia jau suksit į dešinę, nes gali paprašyti ir tiesiai nuvažiuoti išjungę navigaciją, bet mes dabar suksim taip, kad veda navigacija. Nes tarkim, jeigu mieste nepadarėt T-formos, nepadarėt apsisukimo ribotam plote arba trūksta egzaminui skirto laiko, tai jūs gali dar ten toliau nusivežti, apsukti sankryžoje, tada grįžti, kad kai suksim, kad, sakykime, sudeginti tą laiką, kiek reikia, kad būtų
kad būtų privalomas suvažiuotas laikas, kiek reikia egzaminė. Dabar į kairę suksime. Atsargiai. Ir kur bus patogu, prisiparkuosim galu į dešinę. Kažkas išvažiuoja į egzaminus. Kažkam širdis virpančios. Ne visiems kojos klausančios. Truputį suvėlavai su vairo tiesinimu, taip? Ar ne taip? Kaip? Truputį suvėlavai su vairo tiesinimu, taip? Jo, netruputį gal sakyčiau. Tai stenkis visą laiką žiūrėtis. Tiesias linija palei mašinos šono, tai tieskis ir vairą, tai nesuvėluok. Na ir ačiū Aldonui, kad čia mus pavežiojo, dar dabar į parkavimą, tik tais neapsidžiaugti vėlgi to ačiū. Ačiū, kad mus pavežiojo, ačiū, kad parodė, kaip važiuot, kaip taisyklingai važiuot, sekit kanalą ir laukit naujienų.